Labas vakaras. Šiandien susitinkame su dviem garbingais klaipėdiečiais – Jonu Šilinsku ir Stasiu Balkaičiu, buvusiais politiniais kaliniais, kurie buvo nuteisti už antisovietinę veiklą. Jie, būdami jaunuoliai, ne kartą kėlė trispalvę vėliavą Klaipėdoje, platino antisovietinius atsišaukimus ir dėl to pateko į lagerius ir teko pakalėti šiek tiek. Kalėjo Mordovijos politinių kalinių lageryje ir galbūt kitur ir gal jie patys paskui papasakos. Tai yra akivaizdu, kad labai svarbu žmogui yra auklėjimas, jo šeima. Tai prašom papasakoti apie jūsų šeimas, kur jūs užaugot, kas buvo jūsų tėvai, seneliai. Aš gyvenau ir gimiau Kelmės rajone, Upinių kaime, Pakančių paštas. Tėveliai, kaip pasakysiu, buvo tikintis, mes buvom iš viso jau 6 vaikai. Paskui, kaip užėjo rusai ir varė į kolchozus žmonės. Mano tėveliai tos kolchozus nenorėjo. Tada jau viską turėjau palikti, visą tą ūkį ir susikrovė ten į mašiną ir mus. O man vien metukai buvo, tai išvažiavo link Klaipėdos pusės. Ir paskui čia tai vienoj vietoj, tai kitoj vietoj, tai aš jau įvairių istorijų, kaip pasakęs, ten buvo ir galų galėjau, aš tų metų nelabai žinau, tai į Nemuno gatvę mes atsikėlėm gyventi. Prie naftos perpildymo bazė ten buvo dar sen. Ir prie tos ten vokiškas namas toksai buvo. Tai ten man labai daugiau metų jau tada gyveno. Tai ten visą laikysę jau prabėgo. O paskui iš tenai jau kėlė tos griovį ten, plėtėsi tos tėvos tai. Tada perkėlė tai prie Viduką, Taikos prospektą. O aplink namą, kaip pasakęs, jau ten nebuvo nei tų dujų. Ir ten nori, nenori, kaip nori, taip ir vyrku valė gyvenu šašė. Aplink namą tai molynai buvo šašė. Paskui gal paskui apsitvarkė ten ir ten tas dujas vien šašė. Ir tada jau ta gatvė buvo Taikos prospektas iki geležinkelių tik tai. Kaip kėlėm tos gatvės mes įžaisdavom, antroje pusėje ten buvo kareivinės, tankų daliniai šašė. Paskui patrupučiuką plėtėsi, o kaip Nemuno gatvėje gyvenom, tai tada karvių laikėm, ir kiaulikį, ir ištikių laikėm, kaip Nemuno gatvėje gyvenom, o paskui patrupučiuką jau viską jau, kaip pasakęs, jau irgi jau plėtėsi, kaip pasakęs, miestas. Kaip tėveliams sekėsi praktikuoti savo tikėjimą sovietmečiu? Tai mes, kaip jau gyvenom, kaip pasakęs, Nemuno gatvėje, tai mes eidavom į bažnyčią. O bažnyčia vienintelė buvo Klaipėdoj, tai Bokštų gatvėje. Ir visą laiką jau eidom pėsti, nes, kaip pasakęs, eidom, pareidom, tai aš kiek čia kilometrų vienšų jau plėtiau. O kaip persikėlė į Taikos prospektą, tada važiuotum į Taikos karalienių bažnyčią. Ir vienšų šeimą. Gal, Jonai, jūs papasakokite apie savo šeimą? Gimėme 5 vaikai. Ir tėvelis, aš bijau, ten prie Viekšnelių ežeras yra. Žemaitijoje. Žemaitijoje yra. Ir visi perplaukė ten su vyrais ežerą, o jis plaukė vienas atgal. Tėvelis. Aha. Ir nuskendo. Nuskendo, 51 metai čia buvo. Bet jis tikriausiai buvo persekiojamas taip pat. Nežinau, to dalyko man mažai metų buvo, 7 metai. Negaliu pasakyti, kas ten buvo. Ir man toks, kad nusiskandinau pats. Aš prisimenu, kad prie šulinuko buvo, plaunamas buvo, paskui vežamas ir lokiai palaidotas yra. Bet jisai buvo partizanų ryšininkas ar ne? Nežinau.
Bet aš bijau, kad jam prikišo partizanų ryšininką ateidavo. Aš žinau, kad buvo toks atvejas, stribai atėjo, pažiūrėjo, nieko nėra, eina. Ir vėl šuo loja į langą barė. Kas partizanas? Vienas. Plaut, čia nuėjo, ką tik tai. Gerai, sako, aš atgal einu. Apie mamytę gal kažką gali papasakot? Kokia mergautinė pavardė mamos buvo? Simona Bičiūtė. Kilusi iš? Ten nuo Viešnelio netoli buvo. Ir buvo susipažinusi su vyru ir gyveno. Ir jau buvome gimę, 5 vaikai buvome jau. Mama, žinau, kad buvo tikinti, o tėvo neprisimenu. Ir buvo kolka pirmininkas. Dabar sugrįžkime į tuos laikus, į 68-uosius, 69-uosius. 69. Jo, kai jūs sumanėte, kad reikia veikti. Jūs sugalvojate, kad pasisiūsime trispalvės ir gegužės 1 naktį, paskui vėliau 70-aisiais vasario 16 iškėlėt vėliavas, platinot atsišaukimus. Taip. Bet jūs tikriausiai suvokėt, kas už tai jūsų laukia ir kokia bus baigtis ir kas jūs vedė pirmin tame jūsų pasirinkime. Už teisybę. Už Lietuvą. Dėl to, kad buvo rusinima viskas. Ir dėl to tas rusinimas jau ir paveikė aš jo. Tai ir dar, kur, kaip pasakė, su moksle buvo rusiškos knygos, jau lietuviško, ko tolyn, to daugyn, ir tik tai rusiškai. Nu, tas ir paveikė, ką reikia kažką daryti. Nu, tai ir kaip jos atėjo pas manęs, ir pasakė, supažindino Steponas Vintašius. Ir Jonas taip, sako, o gerai, malonu, iš karto. Jau net negalvojau, kad jos toks anoks, jos irgi negalvojo apie mane, tai pradėjome veikti. Ir kas jūs supažindino, paminėkite dar tas žmogus. Steponas Vintašius. Vintašius. Gyveno Latvijoje prie Daugpilio. Dabar gyvena. Dabar. Čia gyveno. Tai jis jūs suvedė, jūs supažindino. jo, jis. Bet jūs supratot, kad jūsų už tai nepaglostės, jūsų laukia trimtis ir kalėjimas, bet vis tiek nebijojot? Nebijojom. Mes negalvojame šis apie tą dalyką. Priminį ir viskas tik tai. Tik priminį. Ir manėt, kad tas trispalvės žmonės privers kažką kitaip pamatyti, pagalvoti, ar ne? Ar kaip? Nu, ne, mes taip nemanėm. Tai tiek, kad supranti, jis išreikš savo norą. Taip mes galvojam, taip mes ir darom. Gal jūs galite prisiminti, kaip jūs pasirinkdavot atsišaukimų tekstus, iš kur ėmėtės įkvėpimo ir kas nuspręsdavo, ką reikia parašyti tos atsišaukimus? Tai čia Jonas su Aleksu. Papasakokite. Aleksas pirmą, tai Taip gerai, bet Aleksas prisidėjo prie rašymo. pirmą. Aleksas Pašilis. Pašilis prasidėjo prie pirmo. O aš prie darbų tik tai. Prie rašymo, prie spausdinimo, prie nuotraukų darimo. O paskui, kai turėjom, tada platinom. Tai jūs kokiu būdu dauginat juos? Fotonuotraukas. Paveikti tiesiog jau darydom ir viskas. Ir kas tose tekstuose maždaug būdavo parašyta? Vienas prisimenu, paduokė brolį ranką rankon, tegu bus gretos tvirtos, parūgnį griaudžiančių patrankų, mums eiti yra skirta. Kova už grūdins bus lik plėna, audras kalaus mums veidus, tėvynę turime tik vieną ir jos mes nepleidom. Nenuterio tautos pakilom, netrokštame mes aukso, už mylimus laukus, už šilą, sudėtos mūsų augos. Drąsa krūtinė tėvynę veda mus, po kojom gėlės linksta vysta ir blaivus ūkanoj dangus. Nuostabu, dar iki šiol išlaikėt atminti šitą tekstą. Kas autorius gal žinot šitų žodžių? Nežinau, kas autorius, bet aš žinojau tą eilėraštį. O paskui yra tekstas. Supratau. Tai čia vienas atsišaukimas, ir dar kitas irgi buvo atsišaukimas. Atsišaukimai buvo, jau. Taip, čia tai vienas, kur aš parašiau tą tekstuką, ir paskui
nuotraukas dariau, tai paskui dar kitas irgi buvo. Papasakokit, kaip jūs juos, ar juos patys jūs platinot, ar pasiėmėt kokią pagalbą? Patys, jokios Nu, pagalbos. papasakokit, kaip jūs išplatinot. Tai mes pasidalinom lapeliais, jos įeina į vieną pusę miesto galą, o aš į kitą miesto pusę. Nu, tai ir ten kišam, tai ir tokiu būdu su. Kur papulti, tai prie mašinėlis, tai už mašinėlis. Tai taip vienas į pašto dėžę. Bet žiūrėjot, ar neturi to dėgos, pavyzdžiui, kažkokios aplink? Nu, tai naktį buvo, ne, tai Naktį, nieko ten nešašėjo. Ir irgi negalvojat, Pas- kas bus už tą platinimą. Nesvarbu, ką būtų. Nu, to kito turinis lapelis buvo toks. Daugiau keturis amžius, kai mūsų mylimo Lietuvą okupantų bandai. Šiandien mus teigiam, kad suverenų netekimas laisvė, nutautėjimas laimė. Jaunuoliai, kovokite už savo gimtos kalbos, išsaugokim tokiu turiniu. Ir tas antras lapelis, tas šaukimas toks buvo. Ir galų gale jūs vienas po kito, iš pradžių Joną, paskui jūs suima, atsidūrėt lageriuose. Kaip jautėtės tada? Nu ką, nu nieko. Pagalba. Nedramatizavot Ne, situacijos? nieko. Ne. Ne, normaliai viskas. Nu, pagalba. Veikim pagalba ir Taip. viskas pasibaigė. Bet tai negalvojat, kad dabar atsėdėsiu, grįšiu, ramiai bus. Ar buvo toksai, kad aš grįšiu ir vėl tą patį darysiu? Čia tik tai Aleksas vienas štai jau padarė. Jau mes taip nepadarėm, kaip Aleksas padarė pačias. Jį buvo ten mokyklai kažką darė, kažką paskui saugomas jį jau pakalbė vienu žodžiu jau. Jis pasižadėjo daugiau nieko nedaryti. O paskui, kaip jau Jonas susipažindino su Aleksu, tai Aleksas antrą kartą vėl. Tai va, vienu žodžiu, o mes ar būtum padarė kaip Aleksas, aš negaliu pasakyti. Tai va, atsidūrėt lageryje ir vis tiek kažkas lageryje jūs turėjo stiprinti. Ar tai tikėjimas, ar dar kažkas. Ir aš esu girdėjęs ne iš vieno tremtinio, kad juos labai stiprino ta lietuviška daina. Ar jūs dainuodavote lageryje ir jeigu dainuodavot, kokios tai būdavo dainos? Tų dainų nelabai būdavo. Neleido. Nelabai tų dainų būdavo. Paprasčiausiai būdavo jau šventimas tos religinės šventės, susibūdom savi, kaip pasakius, susėsdavom. Nu, tokiu būtų vienas aš jau. Ir tada Balys Gajauskas, o sako, tu pradėk jau, kaip pasakys, jau maldą vienas žodžiu. Ir aš kažkaip netilsau, kaip pasakys, nu kaip čia tokie žymybės jau, tokie žmonės jau, kuris sėdė jau. O aš, pavyzdžiui, dabar galiu pasakyti tiek, kad ir aš nebuvau gimęs, tą žmogų pasodino jau. Užaugau, veikliau, atsisėdau, išėjau, o jis dar pasiliko sėdėti. Kas čia toksai buvo? Nu, tai čia daug tokių žmonių buvo, po 25 metų. Nu, pavyzdžiui, gal prisimenat vardais pavardėm? Balys Gajauskas, tas kiek jisai laiko sėdėjo? 37, jis buvo labai daug vietoje sėdėjo ant šio. Tai jau su juo aš labai daug bendravau ir vien šio. Aš važiuodavau. Nu, čia atvažiuodavo, kaip pasakė, pasinuvažiuodavo. Ten pasivažiuodavo, pas jo mamą važiuodavo, kaip jis sėdėjo, žodžiu, jis labai dėkingas buvau, kad aš pas jo mamą užsukdavau į Kauną, žodžiu, jau. O tais laikais jau, kas važiuoja, kur pas kokias, tai jau tie žmonės nekokie skaitosi, žodžiu. O kas jums lageryje buvo sunkiausia? Nu, nieko. Nieko nebuvo sunku. Nežinau, kas ten sunku buvo. Nu, badas, laisvės nebuvimas. Nu, nieko. Ne tų, tik aš atsimenu, kada kai kurie norėjo rūkyti. Pavyzdžiui, kaip etatai, kai būdavo, o rūkyti nėra. Tai tiesiog jie iškratydavo tos tokias, kur sukiždavo nuorūkas, susisukdavo į laikraštį, tada rūkydavo ant šašiau. Nu, o dar kitas dalykas, kaip jau, pavyzdžiui, kaip pasakoja Balys Gajauskas, kad jau kas valgydavo kitų maistą, kas likdavo, tai tie išmirdavo. O kas valgydavo tik tai savo porciją, tai jau tie ir likdavo. Arba, pavyzdžiui, sakykime, kaip jau keisdavo į tos cigariečių, tą, ką nuo savo davinį tu duodavo vienušą, tai irgi vienušą. Tai Balys pasakoja, kad tie žmonės laikydavo, kas savo maisto valgydavo. Jūs patys rūkyti nepradėjot lageryje? Nu, ne.
Nei Jonas, nei aš. Labai ne. Papasakokite apie bado streikus lageryje. Kokiomis priežastimis skelbdavote juos ir ar pasiekdavote, ką nors savo bado streikais? Nu, čia toks būdavo būrelis. Ne visi susitardavo. Jos, pavyzdžiui, vienas kitas susitarėm jo būrelis toksai žmonių. Ne visi ten, o kai kurie. Tada kaip mes buvom. Nu, ir atseit tą, kaip pasakius, uždarė ir skelbkim bado streiką. Tai, nu, tada bado streiką. Už draugą. Jo, už kitą žmogų, kai jau ten pasakė. Kitą žmogų visada už kitus. Savo gyvenimo kelyje jums teko pažinoti garbingų žmonių. Stasy, jūs gerai pažinojote kunigą Juozą Zdebskį, pas jį net ir gyvenote. Gal galite papasakoti apie pažintį, kaip jūs su juo susipažinote ir ką apie jį galite papasakoti? Man atrodo, suvedė Teklytė, tokia buvo vienuolė Teklytė, Klaipėda šalia gyveno. Nu, mes kartu jau tėveliai bendravom, mes bendravom. O kokie pavardė gal prisimena Teklės? Labai pamiršaudavo Teklytė Marytė, kaip ten jau. Tai pas ją, kaip pasakysiu, tėvelis sėdo ten patvarkyti, paremontuoti. Aš irgi ten kai ką, nu, tai jis supažindino, atrodo, jeigu nesus Juozas Zdebskis. Tiesa, aš dar bandžiau mokintis tenai, kadangi seminarija nepriėmė. Juozas Zdebskis irgi norėjo, kad aš jau mokinčiaus, kaip pasakęs, bet jau tas kunigėlis šakas, sako, nu, man baisiai sunku su kalba buvo. Su lotynų kalba reikėjo. Psichologija, ten visų toks mokslai tokie visokie buvo. Nu, aš nelabai, man sunkiai taip sekėsi ir sako, nu ne, tu jau negali būti kunigėliu, o Jozas norėjęs, nu tikrai aš būčiau. Jūs vis dėlto turbūt norėjo jūs, kad mokytumėtės pogrindiniai seminarijai. Taip, jau. Nu, o kaip pas jį tada irgi aš ten važiavau ir ten jau leido man tą šauklį į Viktoras pas jį pagyventi, nes aš kadangi gyvenau pas jį. Pas Viktorą šauklį. Jo, pas Viktorą šauklį. Ten aš nuvažiuoju, ten vis kartais aš pasilikdavau, tada jau vienas tame name. Nu, tai ir aš ten ir gyvenau. O ten visokių tokių būdavo istorijų, tai laikroduką tvarkydavo ten, žadintuvas toksai buvo, bet baterija didelė. Ir ten būdavo, kaip pasakys, irgi įkišta, aš jam parodavau, jis nekreipdavo dėmesį. Vieną kitą kartą žiūriu ant šulinio, pribarstyta ten balta, aš baltuojas, ko parašiau. Tai jis nekreipdavo dėmesį, nei nieką. O kaip jau ten tą mašiną jam pripylė ant sėdelę, tai labai stipriai nudegino. Tai tada jau jį, kaip pasakys, ligonį nuvažiavo į tokias, jau jis per kitus jau, sako, jau tai nori apkaltinti, kad apsikrėtęs ir apkrėtė dar kitus moteriškaitės, tokias liudininkas vienas šašyje. Tai tada iš ligoninės tai kiti žmonės paėmė, išvežė, ir tada gydė tokį, jį patį gydė tada aš. O jums teko kartu su juo keliauti, kur jūs važiuodavote ir kokia jūsų buvo funkcija? Nu, jis gerus darbus darydavo. Tai vienur nuveždavo mane pasidarbuoti, tai kitur nuveždavo, kaip pas Vicentas Statkevičius, ten nuveždavo, nes ten davė jam tokie, kaip tuvartas ten buvo tosai, maišai buvo laikomi, ir ten vienas grindis buvo polietileno, ne polietileno, tai plėvelė tokia, kaip autas, kurie plasmasinis tokia būtų iškloti. Tai to grindis jau visai buvo jau po jau supūsis, o kur nebuvo, tos tai grindis jau išsilaikęs gerai. Nu, tai tada jau man Vicentas Statkevičius, tas viskai sako, žinai ką, tu geriau tvarkyk tą pirmiau kambarį, gausi praktikos, kuris negyvens, tai tokia patalpa. Nu, aš o paskui pas jį ten atveždavo ten rasdavo tos dar medžiagos, nu, tos kaip yra plokštės, tos yra plonas, tai iškalbam tokiu būdu. Kuo ypatingas buvo kunigas Juozas Zdebskis? Kas jums išliko atminty? Jis jau su jaunimu, kaip pasakęs, kaip jis pats pasakoja, kaip jis buvo dar jaunas, tai dar nebuvo kunigas, tai tiesiog vien žodžiu jau
burdavosi, dainuodavo, šokdavo ir aš jo mėgdavo, kaip pasakęs, jaunimas. Ir kaip jau kunigas buvo, ir vėl tas pats apie burdavos. Suvažiuodavo jaunimas ir apie jį burdavosi. Nu, o ten tie šepistai, kaip pasakęs, jau vėl nepatenkinti, kad jau. Ir ten tokia buvo. Vien, žodžiu, tai va, kryžius statydavo, važiuodavo, į kryžius, kur jau paėmė, nulėkė ten kai kurių žmonės, kai kurie, štai jau parveždavo kryžių į bažnyčią, parveždavo, pastatydavo kryžių, nu, pamokslus kalbėdavo apie juos, vien, žodžiu, atvirai pasakęs. Nu, to. O kai jūs važiuodavot mašina, važiuodami ką veikdavot? Jis labai melsdavosi daug. Melsdavosi, sakau, aš jau pavargau melstis. O jis sako, kaip tu duosi, kad taip pavargau. Nu, tai, o jis taip vieną litanį, kitą rožą, taip ir toliau, jau, sakau, aš jau pavargau. Mokėdavo ir vairuoti, ir melstis to pačiu metu. Jis pats vairuodavo? Jo, pats vairuodavo jis to mašiną. Jonai, jūs Mordovijos lageriuose kartu kalėjot su irgi keletą žymių žmonių, pavyzdžiui, Simu Kudirka. Koks jis buvo ir ką jūs apie jį galite papasakoti? Koks jis buvo lageryje? Simas buvo tylus. Susitikom su karininku budinčiu. Sako žydukui, вы верующие? Да. А Бога видели? Нет. Товарищ, гражданин, неgalima sakyti товарищ, tai гражданин, начальник. Вы тоже верующие? Верующие. А вы Ленина видели? Нет. Nebėra ko sakyti. Žydukas. Jūs grįžę iš tremčių, tuo laiku, praėjus kažkiek laiko, ėjo kronika Lietuvoje. Ką jūs girdėjote apie kroniką ir jūs vis tiek pažinojote tos žmonės, kurie buvo prisidėję, ką gali papasakoti apie kronikos leidybą ir galbūt kažkiek esate prisidėję prie to? Nu, man Teklytė davė, ten buvo toks siltinėlis mažytis miniatūrinis, fotojuosta. Ar papirėlį surašyti labai smulkiai. Ir dėžutė, matyti, jo buvo. Dėltukų dėžutė sudėta. Kažkas panašaus, tokia žodžiu, tiksliai neatsimenu. Man tai buvo surašyti labai smulkiai. Ir prašė, kad aš nuvežčiau Sigitui Tamkevičiui. Nu, ir žiūriu, mane seka. Seka, gerai, nu važiuoju į Kauno pusę. Nes Kybartus reikia ir man pasiekti. Tai tada galvoju, nu jau kažką reikia daryti. O toks kaip sustoja Kaune, jie kažkur užsižapsuoja, aš staigiai išlipau į krūmus, pasidaviau ant šešio. O paskui žiūriu, ką jie darys. Žiūriu, manęs nėra. Ir laksta visų ant šešio. Laksta ir palaksta ir nuėjo. O aš taigi vėl dėl to sugrįžau. Ir tada jį nuvežiau. Aš jau. Tai susitikote asmeniškai Sigitą Tamkevičių? Nu tai jo aš jį pažinojau, jis pažinojo mane. Jo, kaip pasakęs, jau buvo tikras tos žmonių, ratas buvo tos. Tai gal ne vieną kartą vežėt, ar čia buvo tik vienas epizodas, kada vežėt? Toks buvo epizodas, kad mane seka, aš jau. Nu. O taip jis rekolekcijos rasdavo, kur nors, pavyzdžiui, jaunimas susirenka. Ir aš buvau tam irgi rekolekcija, tai Sigitas Tamkevičius rasdavo rekolekcijas, kur nors jau kaimo vietovėje aš jau. Ar rekolekcijos būdavo atskirai jaunuoliams ir merginams, ar tu buvo? Tik jaunuoliams, aš buvau tik jaunuoliams buvo. Tik vyrukams? Jo. Klausydavo iš pažinčių, ar ne, irgi ten? Nu, ne. Pravesdavo. Pravesdavo. Tai klausyti ne, tik pravesdavo aš jau. Ir tokia jo linkmė, tai jis jau mokėdavo kalbėti, kaip pasakęs, tą linkmę. Pravesdavo. Tai klausyti ne, tik pravesdavo aš jau. Ir tokia jo linkmė, tai jis jau mokėdavo kalbėti, kaip pasakęs, tą linkmę. Gal papasakotumėt apie
tuos žmonės, kurie labai ilgai kalėjo ir jums padarė įspūdį tremtyje ir padarė įtaką jūsų gyvenimams. Jūs minėjot Balį, tai gal apie Gajauską. Jo Vysė, paskui tas Karikas Petras, vienu žodžiu jo artileristas jau 25 metus, paskui Antanas Valaitis ir kiti, kaip pasakęs, jau buvo daug tokių, Kazakevičius. Kazakevičius. Kuo vardu Kazakevičius buvo? Antanas, tai vienu žodžiu, tai jau su jais aš jau ryšį turėjau, kaip pasakęs jau. O Balys Gajauskas tai mums trims, tai jis jau dėstė mums Lietuvos istoriją. Kas jis buvo iš išsilavinimo? Jis jau buvo gana platus. Ir matematikas, ir istorikas, jis labai gerai tos datas žinodavo, kur kas kaip, padalinimus, taip ir toliau. Ir mes įrašydom. Čia būdavo veiksmas vykdavo kur? Pačiam lageriui. Pačiam lageriui. Ir tiesiog susirinktom Aleksas, aš ir Jonas. Trijulė jūsų. Jo. Ir mes trijulė. Ten aš kažkur turiu ten užrašus, aš to nežinau, bet čia jau. Ten tiesiog vienu žodžiu ir pildų, aš parsivežiau iš tenai. Ką jis ten sakė, tai viską rašydavo. Tai turėdavo tokį mokytoją, ar ne? Jo. Vienu žodžiu, jo. Tai jis jau buvo, jis jau gana apsišvietęs buvo daug. Bet jis buvo labai apsišvietęs. Dabar mes šiais laikais girdim ir girdėjom tokį teiginį. Ne už tokią Lietuvą kovojame. Ką jūs galite pasakyti apie šitą teiginį arba klausimą, kai žmonės klausia, ar už tokią Lietuvą buvo kovojama? Vat jūs, kurie nukentėjot ir kurie savaip kovojot, ką jūs manote apie šitą teiginį? Gal teiginys nėra visai teisingas, tai tam tikrą dalį atitinka. Tai jo ne patras buvo, iš pradžių žmonės jie geri kovotojai, kiek žuvo, kiek išvežė taip ir toliau, o paskui pradėjo kauptis tokių grupė žmonių, kurie dėl savęs, karjerą daryti. Ir aš nežinau, įsiamžyti Seime, kaip aš nelabai suprantu, kaip jau, ar kaip tu prisilopti nušašiuo. Tuo dalyku nelabai aš jau suprantu, kas ten susirinko. Tai žinoma, mes to, kas jau nenorėjom, bet kad kaip yra, taip yra, ką padarysime. Bet jeigu reikėtų kartuoti, ar kartuotumėt tą patį? Dabar ne už ką kovoti, už ką daug kovoti. Kaip kokie daug vėliau kelti. Bet to dar tas ir amžius jau, kas nepakovosi. Jie nežiūrė, kad tai turi, moka kalbėti. Įdaug ką nors pasakys, jie ne taip, kad galiu eis į bažnyčią, reikia išpažinties savo taisyklės, o dabar jau oficialiai viską jau baigo ryštas, taip toliau aš nesuprantu. Dėl to, kad jau dabar kalbėjo apie tos narkotikus, kalbėjo apie laisvę, taip toliau dabar jau nutilo. Dėl to pamatė, kad jau apsinešė narkotikais, ką jie išdavinėjo. Visokiais kvaišalais taip toliau, ką reiškia ta laisvė. Į ką nulita tą laisvę. 69 ir 70 metais ant vėliavų jūs ne tik iškeldavot vėliavas, bet ir parašydavot tam tikrus užrašus. Tai būdavo Lietuva pabusk ir sutraukysim vergijos grandinės. O kokiais žodžiais jūs šiandien ir su kokiu palinkėjimu į Lietuvą kreiptumėtės šiandien ir į lietuvius? Nežinau, aš tiesiog neįsivaizduoju. Niekas dabar, kaip pasakys, nesiklauso. Ir kiek su Seimo nariais jau man teko susitikti, pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. Tomi pasibaigės. Taip yra. Aš taip suprantu. Jie kalbė, aiškina, klausosi. Jie klausosi. O vis tiek daro tą patį. Bet Lietuva ne tik Seimo nariai. Lietuva yra daug žmonių. Taip, bet jie tai sėdi viršūnį ir valdo Lietuvą. Tai jau daugiausiai jau reikia kalbėti jiems, bet kai jie nesiklauso ir jie nesupranta, kaip... Supranta. Nežinau, aš negaliu pasakyti. Aš negaliu pasakyti. Kokie jums buvo šie metai ir ką palinkėtumėt kitiems metams? Aš medžiausi, kad būtų taika.
Nes jau kas dedas pasaulyje, tai jau neįsivaizduojame aš jo. Taikos. Aš irgi taikos. Ir supratingumą, kaip pasakęs, žmonėms. Kaip jie elgiasi, ką jie daro, kad jau kuo mažiau, kaip pasakęs, kuo mažiau darytų blogų darbų. Kad keltųsi viršų. Nes juk reikės mirti. Kiek tu žmogus gyvensi? Pagyvensi, turtas apsikrios, dar nors apgausi, tą ką nors. Bet ateis laikas, juk reikės atsiskaityti. Dėl to, kad jau žmonės keltųsi. Ir kad taika būtų. Labai ačiū Jums už pokalbį, sveikatos, tvirtybės ir taikos mūsų visiems, mūsų šeimoms. Ačiū. Sudie. Ačiū.